Darbas su praeitimi. Karminių mazgų išrišimas. Karma yra visatos dėsnis, priežasties ir pasekmės dėsnis. Pažvelkime į šį dėsnį kitų kampų. Kaip žmogus formuoja savo karmą, kuri gali būti ir teigiama, ir neigiama. Žmonės surenka neigiamą karminį krūvį bėgant metams per savo gyvenimą. Vilkdami jį ant pečių, palaipsniui vis papildo tą bagažą. Laikui bėgant jis virsta pilnu vežimu, kurį tempti kartu su savimi tampa nebepakenčiama. Žmogus riša karminius mazgus, kai nesiseka pabaigti pamokų, kai darydamas veiksmą tikisi dėkingumo ar atlygio, kai pats veiksmas pažeidžia meilės įstatymą. Neigiamą karmą formuoja net ne veiksmas ar mintis, o dvasios būsena, kurią patiriate veiksmo ar minties momentu. Gyvenimas dabar yra akimirka. Sielos būsena esanti dabar formuoja kitą akimirką, dar kitą po akimirkos dabar, arba per tūkstančius milijonus dabar. Ir ši ateitis jau egzistuoja dabar. Būsena tai meilės, ramybės, lengvumo jausmas sieloje. Jei patiriate pyktį, sumišimą, depresiją ir kitus neigiamus jausmus, tai yra tai, kas formuoja jūsų ateitį. Kodėl norai neišsipildo? Arba kai ko nors labai nori, tau kažkas vis ne taip. Arba sulauki rimtų išbandymų, kai jau pamiršai apie savo troškimą. Arba išvis jo negauni. Jei išgyveni išbandymus, tai tau pasiūloma dar kartą pereiti neišmoktas pamokas. Ir jas perėjus, tavo noras kažkiek išsipildys. Neišlaikysi, išpildymo nebus. Norai išsipildo, kai atsiriša dauguma karminių mazgų, o sieloje tvyro lengvumas ir aksominis meilės jausmas savo ir visam pasauliui. Kaip išrišti karminius mazgus? Darbas su praeitimi. Pirmiausia, kokios yra pamokos ir kaip susiejame karminius mazgus. Pamokos yra visiškai individualios, tai tam tikrų charakterio savybių ugdymas. Vieniems tenka įveikti savo baimes, kitiems panaikinti godumą, išdidumą, silpną valią ir panašiai. Pamokų yra begalė ir kiekvienas turime savo. Galbūt kiekviename yra tik savivertė, bet ir ji turi skirtingus polius. Kai kurie žmonės diena iš dienos save aukština, keldami savo vertės jausmą. Žinote, šiandien buvo tiek daug darbo, reikėjo padaryti tą ir aną, aš viską sutvarkiau, o čia padariau tą ir aną, o ten pastačiau tokį ir taip toliau. Arba taip, su jo intelektu ne viskas gerai. 0 intelekto, kvailys, koks kvailys, o tai apskritai yra visuomenės atmata ir taip toliau. Kiekvieną kartą, kai žmogus taip mąsto, jis suriša karminį mazgą. Yra dar vienas savivertės polius, tai savęs žeminimas. Visiškas ar dalinis savimeilės trūkumas. Aš nevertas, aš kvailesnis, baisesnis, jis talentingesnis, sėkmingesnis, protingesnis. Čia taip pat maišos ir pavydas. Tai kokteilis, pagrįstas savęs nuvertinimu. Visiškai aišku, kad pamokos bus vedamos tam, kad žmogus galėtų įveikti visas minėtas ydas. Be to, jei asmuo baigia pamoką ir išsiugdė reikiamas savybes, bus duodama papildomų pamokų medžiagai sustiprinti, kad elgesys taptų automatizuotas. Žvilgsnis į praeitį. Pamokas lengva atpažinti. Tai gyvenimo įvykiai. Kai kas juos suvokia kaip sunkumus, kai reikėjo kažką padaryti ir tau buvo sunku tai įveikti. Pavyzdžiui, kalbėdamas viešai, jauti begalinę baimę tam. Jei įveiksite, užduotį vykdėte. Jei atsisakėte, radę krūvą pasiteisinimą, karminė skola lieka jums. Kartais gaunate moralinį spaudimą, verčiantį ką nors padaryti,
ir sieloje tada jauti pasipriešinimą, bet neturi jėgų to įveikti ir likti ramybėje, nes elgiesi tik taip, kaip tau atrodo tinkama. Ir tu nuolat kažką darai, kad kažką pateisintum. Tuomet būsite treniruojami iki to ir kaskart sunkesnėse situacijose, kol išmoksite sekti savo aukštesniuoju aš. Kiekvienas gyvenime turėjo labai įvairių situacijų, kaip atrišti matomus karminius mazgus. Pabūkite vienas su savimi. Prisiminkite gyvenimo situaciją, kuri jūsų atmintyje yra šviežia, tarsi tai būtų vakar, ir išspręskite ją. Jei kaltini žmogų, jis nekaltas. Tiesiog pamoka atėjo per jį. Galėjo būti ir kas nors kitas. Tai vyko todėl, kad galėtum išmokti ir išsiugdyti reikiamus charakterio bruožus. Tada padėkokite jam už šią situaciją ir pripažinkite savo nesėkmę. Pavyzdžiui, taip, aš negalėjau atsakyti, taip aš parodžiau bailumą, silpną valią, taip aš buvau išdidus ir panašiai, bet turėjau pasielgti taip ir taip. Pagal situaciją nuspręskite, kurios pamokos jums nepavyko. Pripažinkite tai per sielą, o ne protą, ir paprašykite atleidimo. Viskas, karminis mazgas išrištas, daugiau pamokų šią temą nebus. Krovinys nuimtas iš vežimo ir jūsų sieloje įsivyrauja lengvumo ir meilės jausmas. Jei dabar bandysite prisiminti šią situaciją, tada aiškumo ir ryškumo nebebus, tarsi jis bus uždengtas šydu, jis ištrintas. Taip galite įveikti visas matomas situacijas ir išrišti karminius mazgus. Jie nebeformuos jūsų ateities. Tik neverskite savęs dirbti su praeitimi jėga. Leiskite šiam darbui eiti lengvai, be streso. Išgyvenote vieną situaciją, o vėliau, kai būsite tam pasiruošęs, imkitės kitos. Eikite lėtai. Ir dar vienas labai svarbus momentas. Kai ką nors apkalbate ar teisite, visą jau karmą prisiimate ant savęs ir ji tampa jūsų, kurią turėsite ištaisyti.